Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Laidoje žiūrėkite. Sėkmingai sertifikuota biologinė trąša Uterra. Ras El Haim valdovo šventinė vakarienė su Uterra Middle East Agro Industries LLC atstovais. Interviu su SVC partneriu Ganoje princu Adamsu. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. Kovo 17 dieną Ras El Haimo laisvoje ekonominėje zonoje Uterra Middle East Agro Industries LLC gavo galutinį sertifikatą ISO 200120115. Tai byloja apie tai, jog įmonės vadybos kokybės sistema atitinka tarptautinį standartą. Uterra Middle East Agro Industries LLC vykdantysis direktorius Nikita Ostapenko ir US Kavery vykdantysis direktorius Oleg Zareckij sudalyvavo Ras El Haimo aukščiausios tarybos nario ir valdovo Šeicho Saudo bin Sakr Al-Kasimi uždarame renginyje. Vakarienė surengta visų musulmonų švento mėnesio, Ramadano, proga. Į susitikimą taip pat buvo pakviesti akcininkai, organizacijų aukščiausia vadovybė ir verslo lyderiai. SVC komanda parengė didelį interviu su SVC partneriu iš Ganos princu Adamsu. Savo interviu Adamsas papasakojo apie darbo principus, įžvalgas, kurie padeda jam siekti sėkmės bendruomenėje ir asmeninį požiūrį į žalias technologijas. Tai buvo pagrindinės šios dienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų!